Kvepia maloniai, taip gaiviai. Tai tikiuosi panašaus ir skonio. Mane gali nupirkti bet kokiu patiekalu, jeigu ten yra kalendros. Kalendra, aišku, man tobula yra. Apskritai, kalendrą mėgsta arba ne, tai aš ją dievinu. Avokadas irgi labai skanu ir kažkaip netikėta gal, kad silkė, nes tai tokia yra gerokai suresnė, tarkim, gal iš išvaizdos atrodo, kad valgysi lašišą. Tai lašiša turbūt būtų tokia, gal mažiau suri, bet tas surumas šiaip visai yra malonus. Nes silkė tai atrodo ką, nu tai ten su grybų padažu ar ten su kažkokiais burokėliais, o pasirodo, kad prašau, kaip gali būti skanu. Ir dar čia viršuje yra žolelė kokia. Čia mėta. Geras. Aš norėčiau pabandyti pasigaminti. Manau, man paprastai pavyktų, kas yra smagu šiame patiekale, kad jis yra nei verdamas, nei kepamas. Man labai patinka tie tokie greitos gamybos patiekalai, kur tu pasigaminai greitai ir gali, wow, nustebinti. Ir juo labiau, kad yra silkė, taip netikėta. O pavaišinčiau visus savo, nežinau, draugus, žmonės, su kuriais aš bendrauju. Ir manau, kad jiems turėtų irgi patikti. Įdomu, viena draugė labai mėgsta silkę tose pataluose. Tai vat jai pirmai duočiau paragauti, kad jinai pagaliau suprastų, kad silkė gali būti ir kitam kontekste. Tai skanaus.